Labadiena, mėly Facebook'o draugai, YouTube kanalo žiūrovai. Anonsuoju, kad aš šiek tiek perėjau ir į Patreon platformą ir pasisakysiu ten sveikatos klausimais. Platformytės pavadinimas Vytautas Abraitis, placebo efektas. Turiu netgi vieną jau sekėją, tai yra mano žentas, kuris konsultuoja mane Patreono klausimais. Mano pasisakymai bus viena tema, bus trumpi, pasistengsiu kalbėti kuo lėčiau, nes susilaukiu pastabų, kad per greitai kalbu. Ir kad tai būtų jums maksimaliai naudinga ir nenuobodu. Pirmoji tema yra maisto papildai ir imunitetas. Prasidėjo niūrus ruduo ir įvairios snarglinės ligos ir raginimai pasistiprinti savo imunitetą. Ir iš karto galiu pasakyti, kad jokių ilgalaikių nei medikamentų, nei papildų, nei mikroelementų, kurie stiprina imunitetą, nėra. Mūsų imunitetas priklauso tik tai nuo motulės biologijos daugiausiai ir tam tikrų gyvensenos elementų. Yra medikamentai, kurie veikia imunitetą, jie vadinasi imunomoduliatoriai. Jų yra daugybė grupių, tų, kurie imunitetą slopina, dažniausiai prie įvairiausių autoimuninių ligų, kad neatmestų transplantuoto organo organizmas arba slopinti įvairias iškreiptas hiperuždegiminės reakcijas. Yra medikamentai, kurie sukelia imunitetą trumpą laiką, tai yra dvi pagrindinės grupės yra citokinai, jie ir mūsų organizme taip pat gaminasi, bet jau yra ir sintetiniai bei monokloniniai antikūniai ir dar tam tikra sukelto imuniteto forma, tai yra SCART terapija, kada ląstelės yra, apmokomos atpažinti vėžinį audinį ir jį užpulti. Tai yra natūralios, kaip minėjau, formos, bet yra ir vaistai. Tai medikamentai vadinasi dar biologinė terapija. Tai yra trumpas smūginis gydymas prie onkologinių ligų ir jau tikrai ne tas ilgalaikis, jis yra griežto gydytojų priežiūra, turi šalutinius efektus ir jį reikia labai atsakingai žiūrėti. Peržiūrėjau daugybę literatūros straipsnių visokiausių ir kalbant apie papildus, mikroelementus ir vitaminus, dažniausiai yra tokia labai subtili ir aptaki išvada, kad aiškių įrodymų, kad ten koks nors vitaminas C ar D stiprina imunitetą nėra. Ir kaip taisyklė dar yra pažymima, kad tačiau tie elementai, ten koks vitaminas C dalyvauja energetinių procesų gamyboje, reguliavime, vitaminas D dalyvauja kalcio reguliavime. Medicinoje yra labai gajus bandos jausmas. Žmonės tiesiog neturi laiko, neturi energijos labai patys domėtis. Žiaurus likimas man suteikė laiko šiek tiek šiuo metu. Ir kažkaip staiga, netikėtai, prieš kelis metus mes tapome vitamino D avitaminotikai ar hipovitaminotikai. Kada mes 5000 ar milijonus metų gyvenam protėvių formą genetinę savo geografiniai platumoje, esam pritaikyti prie šito klimato, esam pritaikyti prie mitybos įpročių ir dabar staiga 2011 metais Tarptautinė endokrinologų asociacija patvirtina naujas vitamino D normas ir staiga mes tapome labai avitaminotikai. Bet jūs pasidomėkite, mėly, tiek medikai, tiek nemedikai, tą informaciją rasti yra labai nesunku, kad daug avitaminozių yra ne tik tai, kur trūksta saulės, bet yra daug avitaminozių, pavyzdžiui, Etiopijoje ar Pietų Sudane, kur saulė kepinama kaulė ištisus metus, taip kad čia tikrai geležinės teisybės nėra. Ir neleiskite pinigų vėjais. Dabar pakartosiu lėtai, papildų, kurie stiprina imunitetą, nėra. Ir kodėl tas yra taip daroma plačiai, ta reklama tokia yra plati, raginimai yra garsus dėl to, kad, visi supranta, tai yra didelis biznis Jungtinėse Amerikos valstijose. Vienos visą gyvenimą ten dirbančios mano kolegės duomenimis, papildų rinka yra nuo 50 iki 500 milijardų
dolerių. Įsivaizduot kokį skaičiai, taip, tai jau net tas mažasis variantas yra didesnis negu Lietuvos biudžetas vos ne dvigubai. Ir sakyčiau, kad tai kokie imunosupresantai, kad tai antibiotikai, tai yra vaistai, kurie mums yra būtini. Tai yra vaistai, kurie taip išleidžiami vėjais ir visiškai ant durniaus. Ir kada, žinot, žmonės, medikai ar tai organizacijos, skundžiasi lėšų stygium, reikėtų atkreipdėmėsi į tokius absurdėlius, kad tai nebūtų leidžiami pinigai. Bet reklama yra labai įtaigi ir jinai yra nereguliuojama. Pardavimą siekianti reklama. Prisiminkite net tokius senus laikus, kada buvo kovidinė isterija, kada net nereikėdavo prieštarauti. Jeigu tu išdrįsti truputėlį suabejoti ir užduoti klausimą, iš karto esi išjungiamas iš socialinių tinklų. Prisiminkit, kaip būdavo tie žmonės vadinami, o tada tai buvo ohoho kontrolė, nors, kaip gyvenimas rodo, didžiąją dalim tai buvo nepagrįsta ir tie žmonės, kurie abejoja, buvo teisūs. O dabar, kada yra tokia reklama kažkokio taip lempinio papildo, tai yra nereaguojama. Ir netgi taip labai juokinga tokia forma, aš per radiją dabar nuolat girdžiu, kad ten vartokite kažkokį papildą. Tačiau papildas nėra maisto pakaitalas, labai svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tai jeigu bus jau teisinga mityba ir gyvenimo būdas, tai mažiausiai jau reikės tų papildų. Ir taip pat, pavyzdžiui, vizualinę formą aš išvažiavęs iš Bromo su anūkė vežimukė ir pasukęs link Soboro, muzikinio teatro pusėje Laisvės alėjoje yra vaistinė Kaune, kur didžiausias stendas, kad papildai stiprinės imunitetą. Mėlyje, aš tikrai žinau, kas yra ežiuolė, medus, imbieras, česnakas. Esu girdėjęs apie tai, tai yra liaudiškos senos priemonės, bet tai yra galbūt skanus produktai, jie emociškai mus veikia teigiamai, mes gerai jaučiamės, kažkas tai truputėlį skrandį graužia, tokie užgazuoti, bet imuniteto jie neveikia. Gal liūdna tą girdėti, aš irgi labai tikėdavau kažkada tai ir valgiau tą česnaką, paskui smirdėdavau intensyviai kelias valandas, bet imuniteto tai neveikia. Dėl to, jei kažkas jums siūlys, sakys, Angelė, pirk šituos papildus, jie labai tau sustiprins imunitetą. Gali drąsiai duoti spriktą į nosį ar paklausti, kuris pirštas yra vidurinis ir sakyti, būk geras, nekvailink manęs, papasakok bobutį. Bet gali būti taip, kad tiesiog pats tas žmogus yra giliai tikėjęs, neturintis tiesiog laiko gilintis ar neturintis nieko bendro su medicina. Taigi, nemėtykim vėjais labai sunkiai uždirbamų pinigų, tikrai maža dalis iš mūsų ten turi kažkokią tai prisisiurbimo vietų prie kažkokių ten fondinių valdiškų pinigų, tas pinigus mes uždirbame kruvinai ir jeigu jau toks poreikis juos išleisti, geriau katinėlių prieglaudai ar šunelių prieš naujus metus nupirkite maistelio ar kažkokiu tai degiu. Sekanti mano pasisakymo tema bus, kodėl mes vartodami lempinius vaistus, tai yra vaistus, kurie neturi realiai veiklių sveikatą gerinančių medžiagų, kodėl mes jaučiamės geriau. Ne tik tai placebo efektas, tų placebo efektų net jų yra keletas formų, iš viso yra 11 įvairiausių efektų, apie pagrindinius aš ir pakalbėsiu. Iki pasimatymo Patreone, iki.